Gerai, fokusuokis. Tu esi driftas. Viena trasa ir profesionalus lydimas. Svarbiausia – išlaikyti kontrolę. Čia ir dabar. Target locked. Tai kadangi jau, sakykime, sezonas prasidėjo, jau toj Street lyga, gegužės mėnesį. Ir dabar turim tokias puikias oro sąlygas. Kaip tau tokios oro sąlygos? Tai ką, šiandieną pirmas išvažiavimas iš po žiemos miego, tai 25 metai. Pirmą treniruotę, kaip sakoma, turim kaip visada reikalų. Kas atsitiko? Plačiai norėjau išpildyti trasą ir išpildžiau ją čiučiut su ratu, užkabinau išlaužto asfalto skylę. Trasoje jos neturi būti, bet čia tiesiog tokia ta trasa. Tai kirtau su ratlankiu į tą skylę asfalto duobę vadinamą. Linko traukęs angalis, dužo ratlankis. Tai tiek čia. Sakoma, 20 minučių darbo, pakeičiam toliau važiuojam. O šiaip oras baisus. Iš po vakar užvakar, ką turėjom plus 17, šiandien minus 2 ir plus 3. Tokios tos sąlygos, bet mokintis ant šlapio yra gerai. Tuo labiau, kad aš ant šlapio nemoku, tai mano pirmas išvažiavimas. Toks, sakykime, geras stresas. Nežinau, sekėsi ir gerai, ir blogai, tai pusėtinai. Kaip vertini kitus dalyvius? Su kitais dalyviais labai daug stengiausi nekontaktuoti, nes dar savim nesu visiškai užtikrintas, tai nenoriu ir kitiem pridaryti reikalų ir nenoriu į kitą įvažiuoti ir kažkam irgi sugadinti automobilio. Tai šiandieną į treniruotės pabaigą manau, kad jau sustiprėsiu ir tada bandysiu jau dirbti gerus porinius. Tai po kol kas aš saugau kitus ir mane turbūt irgi saugo. Ir dabar tavo artimiausias bus renginys, į kurį tu važiuosi Drift Matsuri. Kiek žinau, yra sugriežtintos taisyklės. Ką manai apie tokias sugriežtinimus iš organizatorių? Manau, kad yra iš tikrųjų gerai, nes yra daug stiprių važiuotojų ir iš užsienio, ir iš Lietuvos, kas turi galingus automobilius ir važiuoja semi-pro ir pro lygoje. Tai sakykime, jeigu pro lygos pilotas ar semi-pro lygos pilotas važiuos paskui tik tais gatvėje ir tik Matsurėje dalyvaujantį vaikinuką, bet jisai nevažiuoja nei varžybose niekur, didelė tikimybė, kad gali ir apsisukti ir padaryti klaidą, o iš paskos atlenkiantis geras driveris gali jį kalti. Kadangi žinome, kad ten važiuoja traukiniai po 10, po 15 automobilių, tai šiek tiek, kad apsisaugoti tokių netyčiukų ir nesusipratimų, padarė griežtesnę atranką. Bet tie vaikinukai, kurie nepakliuvo, jie pilnai gali dalyvauti varžybose, pasitreniruoti per metus ir manau, kad jie tikrai paklius kitais metais. Sakykime, šiek tiek yra teisybės. Tai ką, laukiam, kaip dabar bus toliau. Kad ir kokios oro sąlygos, ar tai būtų sausa, ar tai būtų šlapia, bet suteikia puikią galimybę treniruotis ir įgauti dar daugiau patirties. O ypatingai per tokius renginius, kur susirenka ir kiti driveriai tobulinti ir parodyti savo įgūdžius. Tai tiek, mielieji, iš firmos Baliaus. Taip pat nepamirškit paspausti like, subscribe ir pakomentuoti.